Sveiki! Šiandien pamirškime apie belaidį internetą, oro kondicionierius, USB lizdus, ekranus, dėl to, kad pasivažinėsim tarpukario traukiniu. Atvažiavo mūsų draugelis. Paskutinis vagonas turi mažai langų, dėl to, kad yra bagažo vagonas. O pamatysite, kad kitas vagonas turi daug durų. Jis vadinamas 100 porta, 100 durų. Ir turi daug durų dėl to, kad keleiviams būtų lengviau įlipti ir išlipti. Biškį parodysiu bagažo vagoną. Sėdime savo 100 porte vagone, tuoj eisim pažiūrėti, kaip tai atrodo. O dabar parodysiu jums 3 klasės kupė vagoną. Trečios klasės Italijoje nebėra nuo 6-ojo dešimtmečio. Nuo tada turim tik 1 ir 2 klasę. Tai mūsų kupė. Kaip matote, visos detalės yra labai rafinuotos ir elegantiškos. Automatinis elektrinis šildymas ir naudojimo instrukcijos prieš daugiau nei 80 metų. Ventilacija atidaryta, uždaryta. Keliaujant naktį, kupės durys galima uždaryti. Dažniausiai durys buvo blokuojamos diržu. Galima ir išjungti šviesą. Įjungta lieka tik naktinė lemputė. Užuolaida. Šitas daiktas pakyla, kad būtų galima atsigulti ir miegoti. Tai 3 klasė, sėdynės yra medinės, nelabai patogios. Tai 2 klasė, patogesnė. O tai 1 klasė, dar geresnė. Atkreipkite dėmesį į baltų galvos atramų suvinėjimą FS Fervėdėlio statą.
Dar kartą apie detalių kokybę. Seniai buvo populiaru rūkyti visur, net traukiniuose, todėl yra peleninė. Užuolaida. Čia taip pat išsiuvinėti Ferrovie dello Stato inicialai, raidės F ir S. O čia aiškiau. Atsiprašau, bet parodysiu jums ir tualetą. Ritirata, tualetas, yra senas itališkas terminas. Apdaila čia taip pat labai elegantiška. Lauke tamsu, todėl nieko nesimato, bet tualetas nuleidžia vandenį tiesiai ant bėgių. Dėl šitos priežasties naudotis tualetų stotyse buvo draudžiama. Čia parašyta nesinaudoti tualetų, kai traukinys yra stotyje. Grįžome į Monfalcone. 60 secondi, stop. Questi cos'è automatici? Di nuovo a me! Oh, di nuovo a me! Grazie, buona serata. Mūsų draugelis tęsia savo kelionę. O mes eisime į namus. Ačiū, kad žiūrėjote. Iki.